Sveiki, čia Rasuolė. Rašau video ir norėsiu parodyti jums, kaip pirmą kartą užsisakyti produkciją iš ofiso. Dabar paskambinau Akvilei. Labas, Akvilė. Kaip ir girdėjai, darysiu video, darau įrašą, jau viskas įjungta. Ar tu nieko prieš? Gerai, tada važiuojam. Akvilė jau yra įėjusi į savo akauntą, į vidinį ofisą. Ir tada iš karto negaištam laiko. Taip, einam. Susiieškok Akvilė mygtuką One Time Order. Taip, šitą. Aha, pas Akvilę viskas yra suvesta. Gerai, dabar parodai. Dabar aš tiesiog parodysiu. Šitoj vietoj yra rašoma gatvė. Čia dabar pildomas adresas. Parodyk, Akvilė. Va, taip. Gerai, paspausk. Taip. Čia namo numeris ir gatvė. Toliau yra miestas City. Čia, kaip Akvilė sakė, kaip rajonas, kaip apskritis. Taip? Taip. Zip, kur parašyta pašto kodas yra rašomas ir dabar Akvilė keičiasi šalį, nes automatiškai pagal nutylėjimą visą laiką stovi Amerika. Akvilės kortelės duomenys lygiai taip pat jau yra suvesti. Tai parodysi? Gerai. Dabar tai pasakysiu. Čia nieko negalima pasirinkti. Šitoj vietoj, kur New Billing Profile. Tai dabar Akvilė, aišku, jau yra kortelėje suvesta duomenys, jinai paskui pasirinks tą kortelę. Čia, kur dabar Akvilė stovi pelytė, jeigu pas jūs balanse būtų pinigų, va šičia va, kur aš dabar vedu pelytę, tada galima būtų pasirinkti arba iš kortelės daryti užsakymą, arba pasirinkti iš vidinio ofiso. Bet kadangi Akvilė daro pirmą kartą, tai dabar pavažiuok biškį Akvilė į apačią. Ir čia dabar šitoj vat vietoj, kur yra tušti langeliai, reikėtų suvesti visą pilną kortelės duomenis. Tai yra kortelės pavadinimas šičia, toliau numeris kortelės, šita vieta yra iki kada kortelė galioja, taip, vardas vedamas, tas taip kaip yra parašyta ant kortelės, toliau pavardė, toliau namo numeris ir gatvė būtent tie, kurie yra banke, nes kartais neatitinka banko kortelės adresas ir gyvenama vieta, gyvenamos vietos adresas. Taip, toliau čia kaip ir anksčiau matėt, City miestas rašosi, vėl provincija arba rajonas, pašto kodas, jau šiuo atveju stovi normali šalis Anglija. Ir dabar ką, aš stabdau, nes Akvilė pasirinks kortelės duomenis, palauk Akvilė, viskas, nereikia stabdyti, nes iš karto meta į parduotuvę. Ir dabar matom pirmas paketas 10 kapsulių ir kaina 25 apvalinam doleriai. Akvilė šito paketo nesirinks, nes iš tikrųjų yra neekonomiška, neapsimoka, tai yra permokėjimas, lygiai tas pats kaip ir 30 kapsulių paketo, taip pat irgi yra permokėjimas. Ir dabar važiuojam į apačią, vat yra pats didžiausias lyderio paketas vadinasi, kur jis kainuoja $89.95. Pasirink A1 vieną paketą, taip. Ir dabar apačioj matot, yra suma. Iš karto jau parodo sumą, kiek yra priskaičiuota. Nes šitoj vietoj, kur A1,
Kiek spausit, jeigu aš gerai atsimenu, tai iki 6 paketų galima vienu metu užsakyti. Ir juos atsiunčia lygiai taip pat 6 pakuotės vienam siuntinį už tą pačią kainą, kaip ir už vieno kainą. Taip, dabar važiuojam toliau. Būtinai reikia uždėti varnelę. Taip, šičia. Na ir tada spaudžiam žalią mygtuką. Patikrinam duomenis. Ar viskas tvarkoj? Pavažiuok Akvilė į apačią. Vat ir dabar jūs matot dar į apačią. Vat ir dabar matot pristatymo kaina $13. Kaip aš ir minėjau, ar siunčiatės vieną pakuotę didžiąją, vis tiek mokėsi $13, ar ten 6 pakuotės, ta pati kaina yra. Taip, ką, toliau darom pirkimą. Spaudžiam žalią mygtuką. Taip, aš supratau, kad jau čia kaip viskas ir įvyko. Taip, ne? Gal Akvilė paspausti, jeigu aš gerai supratau, click here, spausti čia. Taip, ir dabar matosi visas jos orderis. Galima jį atsispausdinti, atsiprintinti, ne? Bet mums šito nebūtina, už tai, kad viskas būna ir pačiam vidiniam ofise išlikę. Man reikėtų, kad tu atgal paeitum. Ačiū. Atgal. Taip. Dabar į viršų pavažiuojam ir jum pirmas mygtukas, taip. Tada žiūrim, ieškom šito, taip, čia yra orderio istorija. Ir matom, taip, vat kiek yra raudonų pirkimų. Čia mes bandėm ir mums nepavyko, nes pas Akvilę banke yra uždėta apsauga, kada reikia patvirtinti mokėjimą. Tiesiog neužsižiūrėjom ir dabar jie kaip ir buvo sukonfigūruoti užsakymai, bet jie yra nepriimti. Viršutinis žalias, matot, jau yra viskas tvarkoj. Šitoj vietoj, kur auto ship order, taip Akvilė skaitau, žalias, ne? Šitoj vietoj, kai kompanija patikrins ir supakuos ir išsiųs jau Akvilei siuntinį, čia atsiras siuntinio numeriukas, kur mes galėsim tą numeriuką įvedę į paieškos tinklalapius, galėsim sekti, kaip jis keliauja iki Anglijos pas Akvilę. Taip, ir dabar dar parodyk, kur print, vat būtent, ar ne printo, kur čia, kad va šitą, taip, paspaus, bet apie ką aš ir sakiau, visas orderis va čia va yra matosi. Jisai stovi pusę metų, o po pusmečio aš taip suprantu, kad automatiškai išnyks. Tai va ir viskas, ką tiek ir norėjom parodyti. Akvilė padarė užsakymą, iš karto baigsim kalbėti su Akvilė, aš įrašysiu kitą video ir jums parodysiu, kad Akvilė padarė užsakymą, o pas mane iš karto įkrito pinigai ir aš gavau už šitą jos pirkinį pinigėlių. Gerai, labai ačiū Akvilė. Kągi, sėkmės tau ir iki.